VIP Zone lauko baldų mugė. Sveiki, čia laida Renkuosi studijuoti. Šiandien kviečiame pažvelgti į profesiją, kuriai kartais pritrūksta dėmesio, bet be jos nėra įsivaizduojama sveikatos sistema ir daugelio mūsų kasdienybė. Slauga yra ne tik darbas, bet ir atsidavimas, kantrybė ir žmogiškas ryšys. Slaugytojai kasdien būna šalia sergančiųjų ir tampa su jais artimais žmonėmis, o kartais net ir vieninteliais, kurie išklauso, palaiko už rankos, kai būna sunku ir padeda. Tad kviečiame pažiūrėti siužetą apie šią svarbę ir reikalingą profesiją. Kauno kolegijos Alytaus fakultetas. Tai regionui reikšmingas aukštosios mokyklos padalinys, užtikrinantis aukštos kokybės į praktiką orientuotas studijas Alytuje. Fakultete siūlomos 13 profesinio bakalauro studijų programų įvairiose srityse, tokiose kaip sveikatos, socialiniai, verslo, ugdymo, inžinerijos, technologijų ir informatikos mokslai. Tai aukštojo mokslo institucija ir tai vienintelė aukštojo mokslo institucija šiame regione. Tad jeigu norisi ne didmiesčio, norisi tam tikro stabilumo arčiau namų ir nesi tas žmogus, kada nori iš karto pabėgti, tai yra vienintelė vieta, kuri visą tai gali užtikrinti. Žmonės labai įsivaizduoja, kad negalima netoli savo namų įgyti aukštos kokybės studijų, negalima patirti tarptautiškumo ir daug kitokių pridėtinių naudų. Šioje vietoje tikrai norisi visą tai paneigti, todėl kad studijuojant Alytaus fakultete ir šiais laikais nebėra didelio miesto ar mažo. Nebėra aukštojo mokslo Lietuvoje išsiskiriančio pagal regionus. Tiesiog visas aukštasis mokslas jau yra globalus, tarptautinis. Ir lygiai taip pat, kas studijuoja Alytaus fakultete, gali vykti Erasmuso tiek studijom, tiek praktikai į skirtingas ne tik Europos, Amerikos, Azijos ar Afrikos šalis, nes bendradarbiavimas yra platus. O dabar pakalbėkime apie kelias itin svarbes studijų programas, kurios tiesiogiai prisideda prie žmogaus gerovės, sveikatos ir visos visuomenės gyvenimo kokybės. Tai maisto technologijų, slaugos ir socialinio darbo studijos. Kiekviena jų unikali, prasminga ir reikalinga. Nes maistas tai ne tik energijos šaltinis, bet ir kultūros, sveikatos bei tvarumo dalis. Slaugos studijos tai pašaukimo ir profesionalumo dermė. Bendrosios praktikos slaugytojai rūpinasi žmonių sveikata nuo pirmųjų gyvenimo dienų iki brandžios senatvės. Socialinio darbo studijos ugdo specialistus, galinčius padėti tiems, kurie susiduria su sunkumais vienišiems, senjorams, neįgaliesiems, vaikams ir šeimoms krizėje. Visos šios 3 programos – tai kelias į prasmingą darbą, tiesioginį indėlį į visuomenės gerovę ir stabilumą, reikalingą profesinį kelią. Tai ne tik specialybės, bet ir gyvenimo būdas tiems, kurie renkasi rūpintis kitais. Studijuoju bendrosios praktikos slaugos kursą, antram kurse. Studijų programai, kas žavi tas, kad žmogui padedi žmogui pasveikti, padedi žmogui gyventi tą gyvenimą, kokį jis gali gyventi geriausią savo sveikatos būklę ir, aišku, padedam žmogui iškeliauti iš čia. Lietuvoje slaugos specialistų trūkumas tampa vis opesnė problema, ypač senstant visuomeniai ir didėjant ilgalaikės priežiūros paslaugų poreikiui. Dar labai vienas svarbus aspektas, atliekant praktikas, jų praktikų metu studentai gali įsidarbinti, yra galimybė ir darbdaviai labai mielai juos pasilieka dirbti ir po studijų baigimo. Taipogi taikoma ir individualizuota pagalba studentui, taipogi galimybė turėti bendrabutį. Ir dar vienas labai svarbus aspektas, ką turėtų studentai žinoti, tai yra ES parama skirta medicinos darbuotojų pritraukimui. Tai yra gerokai sumažina finansinę naštą už studijas studentams. Ir
suteikia galimybę pabaigus studijas sugrįžti į savo gimtąjį kraštą, į gimtąjį miestą ar nedirbti sveikatos priežiūros įstaigoje. Slaugos specialistų ir socialinių darbuotojų bendradarbiavimas – tai gražus ir itin svarbus ryšys, gimstantis iš bendro tikslo – rūpinti žmogumi visapusiškai, tiek jo fizinę, tiek emocinę ir socialinę gerovę. Šis tandemas ypač svarbus dirbant su vyresnio amžiaus žmonėmis, neįgaliaisiais, vaikais ar šeimomis, kurie susiduria su iššūkiais. Jų bendras darbas – tai ne tik paslaugų teikimas, bet ir žmogiškas ryšys, paremtas atjauta, pagarba ir pasiryžimu padėti. Slaugytojas ir socialinis darbuotojas – tai dvi žmogaus gerovės pusės, kurios susijungusios gali nuveikti stebuklus. Ta poreikį socialinio darbo lemia demografinė situacija Lietuvoje ir konkrečiai Alytaus mieste. Tai teko pasidomėti statistiniais naujausiais duomenimis, tai Alytaus mieste pats gyventojų skaičius ženkliai mažėja, tačiau vyresnių asmenų 65+ amžiaus gyventojų skaičius didėja ir paėmusi statistiškai tiesiog asmenys su negale ir vyresnio amžiaus asmenys sudaro beveik 35% miesto gyventojų, tai va tas ir lemia tą socialinių paslaugų poreikį, nes galima daryti prielaidą, kad būtent trečdaliui miesto gyventojų reikalingos vienokios ar kitokios socialinės paslaugos. Šių specialybių specialistų trūksta ne tik Alytuje, bet ir visoje Lietuvoje. Tai visos šalies iššūkis, kuris kasmet tampa vis aktualesnis. Visa tai reikalauja atsakingų, išsilavinusių ir atsidavusių profesionalų. Tačios profesijos tampa ne tik reikalingos, bet ir ypatingai prasmingos visos Lietuvos mastu. Kadangi Kauno kolegijos Alytaus fakultete studijuoja studentai iš visos Lietuvos, ir iš tiesų galimybę įsidarbinti jie turi visoje Lietuvoje, jie visi įsidarbina ir sėkmingai dirba, priklauso nuo savo krašto ar ne, kur jie gyvena. Studijuoju socialinį darbą, esu pirmame kurse. Pasirinkau šitą darbą dėl to, kad tai buvo sena mano svajonė. Atsirado galimybė studijuoti Alytuje ir nedvejodama norėjau ją pasinaudoti. Skatinu rinktis šią specialybę studijuoti, nes manau, kad labai perspektyvi ši specialybė. Nuo komfortiškas ir sveikas gyvenimo būdas niekaip neatsiejamas nuo maisto. Yra sakoma, tai, ką mes valgome, taip ir atrodome. Žmonės valgo ir valgys. Tik keičiasi jų požiūris į maisto produktus, jų kokybę, sudėtį, poveikį sveikatai ir aplinkai. Turime maisto mikrobiologijos laboratoriją, kurie tikrai analizuoja, kaip turi būti užtikrinama maisto produktų kokybė ir sauga vertinama. Turime maisto technologijų, kulinarinio meno ir sveikatinimo laboratoriją, kur tikrai studentai jie turi galimybės atlikti praktinius darbus, susipažinti su technologijos įmonių taikomas technologiniais sprendimais. Mes praktikas atliekame pas socialinius partnerius įmonėse, kur galime dar labiau susipažinti su naujausiamis gamybos technologijomis bei susipažinti su gamybos procesu. Ir be abejo, reikia pasidžiaugti, kad tikrai išskirtinai Kauno kolegijos Alytaus fakultete nuo 2026 metų bus įdiegtas taikomųjų mokslų centras Food Tech and Health Innovation Hub, kuriame dirbs ne tik mūsų fakulteto tyrėjai, taip pat jie kvies į komandą prisijungti ir maisto technologijų studijų programos studentus, kurie galės dalyvauti tarptautiniuose projektuose, išvykti į tarptautinės stažuotės, skaityti pranešimus, išvykti įgilinti studijas. Po baigimo studentai turės galimybę galbūt ir pasilikti tarptautinėse kompanijose dirbti, nes maisto technologijos specialybė yra labai plati, tikrai apima nuo pramonės įmonių, nuo prekybos įmonių, viešojo maitinimo įmonę. Taip rekomenduočiau, nes tai yra visada reikalinga profesija, kadangi žmonės visada norės valgyti, visada norės naujų patiekalų, naujų receptų ir tiesiog ieškos kažko skanesnio, kažko kūrybiškesnio. Bet grįžkime prie bendrosios praktikos slaugos profesijos, apie kurią Lietuvoje kalbama vis dažniau ir vis garsiau. Ne todėl, kad ji būtų madinga ar lengva, priešingai, todėl, kad ji būtina, nes slaugytojų trūkumas tai ne tik statistika,
o tikra žmonių gyvenimų istorija. Kai trūksta slaugytojų, ligoninės skyriuose lieka mažiau rankų, kurios pakeltų, paglostytų, pamatuotų spaudimą ar tiesiog pasakytų bus gerai. Kai slaugytojų mažai, ilgėja eilės, sunkiau pasiekti pagalbą, o senyvo amžiaus žmonės dažnai lieka vieni su savo sveikatos bėdomis. Tai problema, kuri paliečia mus visus – ir miestus, ir miestelius, ir kaimus. Ši profesija ne tik atsakas į krizę, bet ir galimybė keisti pasaulį mažais, bet labai svarbiais žingsniais. Vienu žmogumi, vienu pokalbiu, viena rūpesčio valanda. Studentai įgyja ne tik tai aukštą išsilavinimą, bet ir gali įgyti profesiją, kuri padeda žmogui keistis, padeda žmogui pažinti save kitaip, naujai. Tai yra prasminga veikla ir mes kviečiam studentus atvykti pas mus ir tapti socialinio darbo profesionalais, kurie keičia žmogaus gyvenimą. Baigę šią studijų programą yra dvi galimybės. Vieni studentai gali studijuoti aukštosiuose mokyklose siekdami karjeros magistro laipsnio ir dauguma studentų, kurie įgyja profesinio bakalauro diplomą, jau vyksta dirbti į realias praktikos vietas šiose srityse. Socialinių paslaugų įstaigose, švietimo srityje, teisėsaugos srityje, nevyriausybinėse organizacijose. Profesijas susijusias su žmogaus sveikata turi rinktis tie, kuriems rūpi daugiau nei tik darbas. Tai kelias tiems, kurie nebijo atsakomybės, moka išklausyti, nori padėti ir supranta, kad žmogaus gerovė didžiausia vertybė. Todėl šias profesijas turėtų rinktis ne atsitiktinai, o vedini pašaukimo. Tie, kurie nebejingi žmogui, jo skausmui, džiaugsmui, gyvenimo istorijai. Nes tik su nuoširdumu ir atsidavimu galima iš tikrųjų padėti ir keisti pasaulį. Vieną žmogų po kito. Na, o dabar kviečiu apsilankyti ten, kur dirba tylūs herojai, slaugytojai, kurių darbė yra svarbi ne tik profesinė pagalba, bet ir širdies šiluma. Tad kviečiu iš arčiau pasižiūrėti, kaip atrodo slaugytojų kasdienybė. Viena gražiausių gyvenimo dalių – senatvė, kai galime atsigręžti atgal, įvertinti nueitą kelią ir tiesiog pabūti. Būtent tokia ramybės, pagarbos ir rūpesčio oazė yra senjorų namai Pušelė. Vieta, kurioje kiekviena diena alsuoja šiluma, gamtos artumu ir nuoširdžiu bendravimu. Įsikūrė jaukioje gamtos apsuptoje vietoje Pušelė. Tai daugiau nei slaugos ar globos namai. Tai bendruomenė, kur kiekvienas senjoras laukiamas, girdimas ir mylimas. Profesionalūs darbuotojai čia dirba iš pašaukimo, o jų rūpestis ne tik pareiga, bet ir širdies reikalas. Slaugos darbuotojų tikrai mes ieškom visą laiką. Mes, kadangi mes plečiamės ir jų poreikis visą laiką auga, ir poreikis auga ne vien tik nuo vietų skaičiaus išplėtimo, bet ir nuo to, kad kokie mūsų tie gyventojai atvažiuoja. Atvažiuoja kitąsyk labai silpni ir jeigu vienu tarpu atvažiuoja silpni, tai reiškia krūvis slaugytojams padidėja. Ir reiškia, vėl reikia papildomų žmogaus statyti. Ir čia yra problema ne tik mūsų namuose, visur Lietuvoje. Ir mes labai agituojam jaunimą, mes priimam vaikinus, ten merginas priimam, kurie baigė 10-11 klasę, kurie turi ten tėvų sutikimą, kad ateitų dirbti čia vasaros atostogų metu, kad pamatytų, koks yra darbas. Ir agituojam, kad stotų mokintis į slaugą, kad stotų mokintis į socialinį darbą, kadangi tai tų profesijų labai trūksta. Kiekviena dar turi po 3 padėjėjas, kurios padeda higieną tvarkyti, maudyti, ruošti. Slaugytoja dalina vaistus, matuoja spaudimą, prižiūri gyventojo būklę. Jeigu, sakykime, gyventojui kažkas atsitiko, iškviečia greitąją pagalbą. Ir darbas yra sunkus, todėl jaunimas nelabai noriai renkasi šitą specialybę. Slaugytojo darbas tai tylus, bet neįkainojamas pašaukimas. Profesija, kurioje kasdien susiduriama su iššūkiais, bet kartu ir su pačiais žmogiškiausiais momentais – rūpesčiu, atjauta ir pagarba gyvybei. Kad mylėtų žmogų,
kad galėtų jam padėti, kad turėtų atjautą. Ko gero, dauguma tokių žmonių ir renkasi tokią specialybę. Atlyginimas nepamaišo taip. Savybių tikriausiai turi būti nemažai. Pirmiausia, tai turi labai daug turėti ir kantrybės, ir supratimo, meilės šitam darbui, atsidavimo. Ir man atrodo, kaip ir kiekvienam darbui, bet tu turi padaryti tą darbą, kaip tu moki geriausiai. Čia kiekvienas žmogus turėtų pirmiausia tai mylėti tą darbą, atsiduoti, gerbti senus žmonės, jiems padėti, turėti noro dirbti. Nežinau, ar įmanoma nemokant, galbūt kaip kuriem gal ir pavyksta atėjus priprasti ir išmokti mylėti tą seną žmogų, su juo kalbėtis, jį gerbti, jį suprasti. Bet aš manau, turbūt jeigu noras yra, tai viskas įmanoma. Įdomiausių ir labai smagių ir tokio kaip ir gražą tarsi kartais gaunam, kad ten pasistengi, atrodo ir pavargęs, ir tave kviečia, ir vėl leki, o jis tave paglosto paskui. Ir gerų, ir blogų tokių emocijų, kad kai blogas žmogui, atrodo, verksi kartu su juo. Įdomi profesija, nenuobodi. Ir jeigu iš tikrųjų turi tokį poreikį padėti kitam žmogui. Aišku, slaugytoja irgi su gyventoju susibendrauja, prisiriša. Gyventojai laukia ateinant. Jie turi, sakykime, kažką išsirinkę ir tiesiog klausia, kada ateis mano ta geroji sesutė. Šiaip tai reikia dirbti, man atrodo, kad iš širdies, todėl kad čia yra seni žmonės. Ir turim suprasti, kad jie yra pažeidžiamesni daugiau negu mes visi. Ir reikia daugiau meilės skirti jiems, todėl kad jie čia gyveno taip ir vieni. Ir jie būna be šeimos narių. Aišku, reikia gerbti ir mylėti juos. Senjorų slaugos namai Pušelė tai licencijuota ilgalaikės ir trumpalaikės slaugos bei globos įstaiga, teikianti profesionalias paslaugas vyresnio amžiaus žmonėms ir turintiems negalią asmenims. Čia slauga 24 valandas per parą. Medicininė priežiūra, gydytojo konsultacijos, vaistų skirimas ir stebėjimas, fizioterapija ir kineziterapija, asmeninė higiena ir pagalba kasdienėje veikloje, maitinimas 3-5 kartus per dieną pritaikytas pagal sveikatos būklę, emocinė ir socialinė pagalba. Čia patyręs, kvalifikuotas ir rūpestingas personalas. Tvarkinga, švari pritaikyta aplinka, liftais, turėklais, signalizacija. Galimybė lankyti artimuosius nustatytų laiku. Ir be abejo pritaikytos sąlygos žmonėms su negale. Atvažiuojančias slaugytojas, iš Varėnos turim slaugytojas, kur važinėja iš kitų miestų ir motyvuojam didesniais atlyginimais, kviečiam, žadam ir mokam ir premijas mokam už gerą darbą. Apmokam kelionės išlaidas, kompensuojam kelionę į darbą, kas irgi slaugos specialistui yra aktualu prie nedidelio atlyginimo, kad kuras nekainuotų, sakykime, ar ten bilietai. Ir mes jas labai vertinam, stengiamės slaugytojus skatinti, ne vien atlyginimu, stengiamės skatinti, mes vežam į užsienį, kad pamatytų, kaip dirba užsienyje. Kasmet yra išvežama iki 50 darbuotojų. Buvo Vengrijai, buvo Čekijai, buvo Lenkijai. Pasižiūrėti, kaip dirba tos kitos įstaigos, kad žmonės galėtų ne tik čia matyti, aišku, savai po Lietuvos įstaigas pavažinėjom, kaip kolegos dirba, bet kad galėtų kažką tai, nors kažkokią naują dalyką parsivežti. Ir tai yra labai svarbu, nes viena alga žmonių paskatinti neina. Ir kitas dalykas, yra mūsų slaugytojai skatinami kiekvieną mėnesį, padalinio vadovas, reiškia, pasižiūrėdamas, kas aktyviau dirbo, kas gal dirba, gal didesnis krūvis buvo,
turi suteiktą padalinį vadovui, kiekvienam darbuotojui yra skiriama ne mažiau kaip 100 eurų priedą gali skirti. Reiškia, jeigu yra grupė 15 darbuotojų dirba, reiškia, padalinio vadovas gali 1500 paskirstyti, reiškia, tą priedą ir nebūtinai, kad visi gaus po 100, tai vienam gali 200, kitam 300 skirti, kitam nieko, jeigu jis nenusipelnė to. Taip mes gyvenam, labai stengiamės vertinti kiekvieną žmogų, labai džiaugiamės, kai jie ateina, kadangi jau iš apylinkių, matyt, ko gero, jau mes surinkom visus norinčius dirbti, jau reikės iš toliau dairytis. Tai va tokia yra situacija. Kviečiam jaunus vaikinus ir merginas po 10-11 klasės, kad ateitų pas mus padirbėti vasarai ir gal kas nors susidomės. Va šitų darbų mes taip turim viltį. Gal kas nors pamatė šitą darbą, užsikabins ir eis studijuoti. Šiandien tai buvo viskas, ką jums norėjome parodyti. Ačiū, kad žiūrėjote. Pasimatykime ir kitą kartą laidoje Renkuosi studijuoti. Na, o daugiau informacijos apie studijas galite rasti žurnale Kur stoti. Iki pasimatymo.